Pirmas etapas, mes elgiamės tokiu būdu, kad mes kolekcionuojam. Kaupiam, kolekcionuojam. Kai mum vietoj to, kad kažką daryti, norisi žiūrėti sekantį filmuką, jo, net jeigu prieš tai sakė, žinok, reikia kažką daryti, ne? Kai mum kažkur mes suprantame, kad reikės kažką veikti ir tai mum kelia kažkokią įtampėlę ir mes pasirenkam nusipirkti naują knygą, kurios galbūt net neskaitysime, tai ir iliustruoja mūsų elgesiu. Mes etapus fiksuojame savo elgesiu. Ne ką mes apie tai žinome, o kaip mes elgiamės. Priėjimas prie informacijos, tos informacijos gausa ir mūsų elgesys. Čia yra labai svarbus dalykas. Mūsų elgesys yra tas rinkėjo. Ne pats faktas, kad yra tos informacijos daug, nes po to, kai jūsų etapai keisis, jūs galbūt net klausydami tų pačių žmonių ar skaitydami tas pačias knygas visai ką kito